savo kolegę, aplinkos apsaugos agentūros specialistę Beatą Valujevič pristatyti patį pirmąjį pranešimą. O aš bandysiu sutvarkyti savo techninius nesklandumus. Beata, prašom. Labas rytas visiems, to aš pabendrinsiu savo ekraną ir pasakysit, ar matosi mano pranešimas ir tada galėsiu pradėti. Pranešimas matosi, tik dabar jau pranešime. Taip. Tai gerai, tada viskas tvarkoj. Tai sveiki dar kartą, aš esu Beata, kaip mane Otilė pristatė, dirbu agentūroje cheminių medžiagų skyriui ir šiandien pristatysiu tokį pranešimą apie organinius tirpiklius naudojančių įrenginių įregistravimą, registracijos duomenų tikslinimą ir išregistravimą pagal aplinkos ministro įsakymą 620, kuris tvirtina taisyklės, būtent kurie nustato reikalavimus, tvarką registravimo, tikslinimo ir išregistravimo. Taip, koks yra tas teisinis pagrindas Lietuvoje, tai vadovaujantis aplinkos apsaugos įstatymu, įstatymas nustato, kad įrenginys, kuriam nereikia gauti taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimo, tai yra TIPK leidimo ar taršos leidimo, jisai turi būti įregistruotas. O veiklos vykdytojas naudoti, eksploatuoti tokį įrenginį gali jį tik įregistravęs. Ir kaip minėjau, tokie įrenginiai yra registruojami vadovaujantis taisyklėmis, kurios yra patvirtintos aplinkos ministro įsakymu 620. Tos taisyklės galioja nuo 2002 metų. Tačiau visai ne per seniausiai buvo atlikti pakeitimai. Ir nuo 2003 metų įsigaliojo tų taisyklių pakeitimai nuo gegužės 20 dienos ir pakeitimai nustatė tokias papildomas sąlygas, kad organinius tirpiklius naudojantis įrenginiai yra įregistruojami ir tikslinami tik tuo atveju, kai yra atlikta planuojamas ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar planuojamas ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas yra atliktas. Kai, aišku, tos procedūros yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą ir tuomet, kai veiklos vykdytojas gauna mūsų agentūros išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo, kad, sakykime, PAV procedūros yra neprivalomas arba sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo. Tų procedūrų laikytis nereikia, tuo atveju įrenginio duomenys yra tikslinami dėl priežasčių, kurie yra nesusiję su eksploatuojamo įrenginio esminiu pakeitimu ar įrenginio veikdomos veiklos pakeitimu. Tai tuo atveju tų procedūrų praeiti nereikia. Kasgi yra tas organinis tirpiklis naudojantis įrenginys? Tai yra toks stacionarus įrenginys, stacionarus technikos objektas, kuriame yra vykdomos veiklos, tai gali būti viena ar kelios veiklos, ar kitos techniškai susijusios veiklos ir kurios metu į aplinkos orą yra išmetami lakūs organiniai junginiai, o suvartojimo organinio tirpiklio kiekis atitinka taisyklėse nurodytą organinio tirpiklio suvartojimo ribą. Taigi, tam, kad nustatyti, ar veiklos vykdytojai yra taikomi taisyklių reikalavimai ir privaloma registruoti įrenginį, tai reikėtų įvertinti tris tokius aspektus. Tai yra vertinti, kokia yra vykdoma veikla, ar tai veikla papuola į taisyklių taikymo sritį, ar veiklos vykdymo metu yra naudojami lakūs organiniai junginiai ir tada jau įvertinti, koks yra suvartojimo organinių tirpiklių kiekis. Ir jeigu tas kiekis pasiekia suvartojimo ribą nurodytą taisyklėse, tuomet įrenginys privalo būti įregistruojamas. Tai pradėsiu gal nuo veiklų, taip trumpai. Visos veiklos yra aprašytos taisyklių pirmame priede su paaiškinimais. Aš čia tų visų veiklų tikrai nevardinsiu. Jos yra pateiktos, kaip minėjau, pirmame priede, aš jas čia visas išrašiau, o antrame priede yra pateikiamos organinių tirpiklių suvartojimo ribos. Tai yra tos ribos, nuo kurių reikia registruoti įrenginį. Čia yra skaičiukai šalia prie kiekvienos veiklos ir tai pavyzdžiui, jeigu yra vykdoma veikla lipnios dangos, tai yra kažkas klijuojama, naudojami klijai, kurie turi savo sudėtyje lakių organinių junginių ir turi tirpiklių, ir tų tirpiklių kiekis viršija 5 tonas per metus, tai toks įrenginys turi būti įregistruotas.
Dar noriu paminėti, kad į tas visas veiklos rūšis, išskyrus paviršių valymą, įeina taip pat ir įrangos valymas, o jau produktų gaminių valymas tai yra atskira veikla, paviršių valymas. Gal truputį neaiškumų kartais kyla su transporto priemonių pakartotinės apdailos veikla. Tai yra tokia veikla, kai yra transporto priemonės dengiamos kažkokia danga. Ir čia būtent į tą veiklą įeina, kai nauji automobiliai ar jų dalis yra dengiamos danga, ne pirminės gamybos linija, tai yra uždedami kažkokie logotipai, ženklai, suteikiamas speciali spalvinė gama ir to veiklos metu naudojamas pakartotinės apdailos medžiagos. Bet čia va būtent naujų automobilių padengimas. Ir kai yra danga dengiamas sunkiasvorės priekabos. Ir čia gal toks niuansas, kad būtent į tą veiklą nepatenka tuo atveju, kai yra dengimas atliekamas remonto metu. Tai yra transporto priemonės remontuojamos, konservuojamos, atliekama kažkokia apdaila. Tai ta veikla nepapuola į taisyklių taikymą sritį ir tokios veiklos registruoti nereikia. Tačiau tokie produktai naudojami toje veikloje, tai yra dažai, lakai ir gruntai, turi atitikti taisyklių reikalavimus, kitų taisyklių reikalavimus. Tos taisyklės yra irgi patvirtintos aplinkos ministro įsakymu. Čia nuorodą aš įdėjau savo pranešime, tai jeigu kažkam yra aktualu, tai galėsit pasižiūrėti. Taigi, kas yra tas lakusis organinis junginys? Visų pirma, tai yra organinis junginys, kurio garų slėgis esant 20 laipsnių Celsijaus temperatūrai yra didesnis negu 1/100 kilopaskalių, arba toks organinis junginys, kuris pasižymė atitinkamų lakumų konkrečiomis naudojimo sąlygomis. Tai yra ta sąvoka apibrėžta mūsų taisyklėse, bet dar gali būti naudojama kita sąvoka, kad LOI junginys tai yra toks organinis junginys, kurio pradinė virimo temperatūra esant standartiniam slėgiui yra nedidesnė kaip 250 laipsnių Celsijaus temperatūra. Tai visų pirma, tai yra, kaip sakiau, tokia medžiaga, kuri yra organinė medžiaga ir kuri turi didelį garų slėgį, o tas būtent didelis garų slėgis atsiranda dėl žemos virimo temperatūros. Ir registruojantis į seminarą, žmonės uždavė klausimą dalyviai, kad kuris parametras turėtų būti vertinamas, ar garų slėgis, ar pradinė virimo temperatūra. Tai kadangi taisyklėse LOI apibrėžtas pagal garų slėgį, tai mes rekomenduojame pradžioj vertinti garų slėgį, o tik tuomet, kai galbūt tos informacijos apie garų slėgį nėra, jinai neprieinama, tuomet vertinti pradinę virimo temperatūrą medžiagos. Kur rasti informaciją apie tą būtent garų slėgį ar pradinę virimo temperatūrą, tai pirmas toks šaltinis tai būtų saugos duomenų lapas. Su medžiagom viskas yra paprasta, atidarot saugos duomenų lapą ir saugos duomenų lapo 9 skirsnyje, 1 poskirsnyje, kur yra nurodomos fizinės ir cheminės savybės, turėtų būti pateikta informacija apie garų slėgį, taip pat apie virimo temperatūrą. Truputį jau neaiškiau tampa su mišiniais, kai yra kažkokie dažai, gruntai, klijai, tai tuo atveju informacijos galima ieškoti tiek 15 skirsnyje, tiek 3 skirsnyje. Mūsų praktika rodo, kad 15 skirsnyje labai retai ta informacija yra pateikiama. Jeigu pateikiama, tai yra naudojama angliška santrumpa, VOG, tai yra, kitaip tariant, LOI lietuvių kalba. Bet vien tik pasikliauti 15 skirsnio informaciją tikrai nereikėtų. Reikėtų dar peržiūrėti saugos duomenų lapo 3 skirsnį ir būtent 2 poskirsnį, kur yra nurodomos mišinio sudedamosios dalys ir ten jau pasižiūrėti, įvertinti kiekvieną sudedamąją dalį, ar tai yra organinė medžiaga ir jeigu organinė medžiaga, tai įvertinti jos garų slėgį ar pradinę virimo temperatūrą. Kur tą informaciją rasti, jeigu, sakykime, nėra saugos duomenų lape, ar tai yra mišinio atveju, tai mes rekomenduojam naudotis Europos cheminių medžiagų agentūros duomenų bazėje. Čia yra pateikta informacija iš cheminių medžiagų registracijos dokumentacijų. Prieš pradedant naudoti ir vykdant paiešką turėtumėte perskaityti taisyklės, su jomis susipažinti, tuomet atlikti paiešką
Paiešką galima atlikti pagal medžiagos identifikacinius duomenis, pavadinimą ir atsidarius jau tą langelį su medžiagos informacija reikėtų atidaryti registracijos dokumentaciją ir atsidarius dokumentaciją, nueiti į ketvirtą skyrių, kur yra pateikiama būtent informacija apie garų slėgį. Tai tiek, kur tos informacijos ieškoti. Toliau, kas tai yra organinis tirpiklis. Tai organinis tirpiklis tai yra toks lakusis organinis junginys, kuris yra vartojamas produktams ar atliekoms tirpinti, kuris yra naudojamas kaip valymo medžiaga, kaip tirpiklis, dispersinė terpė, klampumo koregavimo medžiaga, kaip paviršiaus įtempimo koregavimo medžiaga, plastifikatorius ir konservantas. Ir čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad būtent to organinių tirpiklių yra laikomas ne visas mišinys, o tik tos mišinio dalys, kurios atitinka organinio tirpiklio apibrėžimą. Taip pat išankstiniuose klausimuose buvo toks klausimas, gal yra kas nors sąrašas lakiųjų organinių junginių. Tai tokio sąrašo nėra, bet yra dažniausiai naudojama organinių tirpiklių sąrašas. Aišku, tas sąrašas nėra baigtinis, jisai yra nurodomas išmetamųjų LOI apskaičiavimo ir matavimo gairėse, pirmame priede. Ten yra berods 3 puslapių tas sąrašas ir yra nurodomi dažniausiai naudojami tirpikliai, jų kas numeriai ir kas labai aktualu skaičiuojant anglies koncentraciją, yra pateikiama anglies dalis procentais junginyje. Čia įdėjau taip pat nuorodą į tas rekomendacijas gairės, kurias galėsit rasti. Ir dabar apie registracijos duomenų pateikimą. Tai visų pirma, tada, kai veiklos vykdytojas nori įregistruoti įrenginį, jisai privalo pateikti agentūrai registracijos duomenis. Tai yra taisyklių 6 priede nurodyta informacija. Tuo atveju, jeigu registracijos duomenys yra tikslinami ar norit įrenginį išregistruoti, tai tik pasikeitusius duomenys. Tai visais atvejais duomenys gali būti teikiami tiek asmeniškai, tiek siunčiant registruotų paštų per kurjerį ar pasirašytus dokumentus atsiunčiant elektroniniu paštu bendru agentūros paštu, kuris čia yra nurodomas. Ir už įregistravimą ir registracijos duomenų tikslinimą privalo būti sumokėta valstybės rinkliava, o tas mokėjimas visada turi būti pateiktas kartu su registracijos duomenimis. Dabar apžvelgsiu. Taip. Bet atsiprašau, tavo kamera labai trūkčioja, gal vis tik ją įsijunk. Geriau. Balsas netrūkčioja. Viską mes girdim, tavo vaizdas labai trūkčioja. Tai aš turėsiu tada stabdyti minutėlę, stabdysiu bendrinimą. Ar aš nesustabdžiau? Nesustabdai. Gerai, atsiprašau, už tuoj nukeliausim. Taip, į taisyklių 6 priedą. Tai yra, pasakysiu, kokie duomenys turi būti pateikti, kaip tas taisyklių priedas turi būti užpildytas. Tai pradžioje yra labai tokia paprasta informacija, veiklos vykdytojo duomenys, kontaktai, jo kodas, nurodoma, kur yra vykdoma veikla, kokia veikla yra registruojama, išregistruojama ar tikslinama, tos veiklos aprašymas pateikiamas ir nurodoma data, nuo kada veiklos vykdytojas nori įregistruoti, tikslinti ar išregistruoti įrenginį. Čia jau norėčiau atkreipti dėmesį, kad teisė eksploatuoti įrenginį, jinai būtent įgyjama kitą dieną po registracijos duomenų pateikimo agentūrai ar per kitą nurodytą dieną. Bet ta diena negali būti ankstesnė nei registracijos duomenų pateikimo diena. Tai yra, atbulinė data mes negalim nei registruoti, nei išregistruoti, nei registracijos duomenų tikslinti. Toliau yra pateikiami kiti dokumentai kartu su registracija. Tai visų pirma, kai yra eksploatuojamas įrenginys, tai aplinkos orą išmetami lakūs organiniai junginiai neturi viršyti jiems nustatytos kokybės normos, kuri yra skelbiama teršalų sąraše. Ir kad tai įvertinti, turi būti atliktas išmetamų LOI poveikio aplinkai
vertinimas, kitaip tariant, teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai. Tie dokumentai turi būti pateikti kartu su visais kitais dokumentais, taip pat pateikiamas kartu 6 priedo priedėlis ir, kaip jau sakiau, ta naujovė nuo 23 metų gegužės 26 berods dienos turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Ir kai tos procedūros yra privalomas, tai tuomet turi būti pateikta apie tai informacija, tai yra nuoroda į tos dokumentus, į atrankos išvadą ar PAF sprendimą, data ir dokumento numeris. Tuo atveju, jeigu tos procedūros yra neprivalomas, tai yra nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo, tuomet duomenų teikėjas turi užpildyti 6 punkto B dalį, tai yra pagrįsti, parašyti, kodėl šios procedūros yra neprivalomas. Ir taip pat čia pridedami kiti dokumentai, tai gali būti mokėjimo patvirtinimas, ar kartais įmonės ir saugos duomenų lapus pateikia, ar kitus dokumentus kartu su registracijos dokumentacija. Toliau jau eina įgyvendinimo sąlygos ir priemonės, tai būtent 7.1 punktas yra pildomas, kai yra atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Tai čia yra išvardinamos priemonės, kurių reikėtų imtis reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti iki veiklos vykdymo metu ir užbaigimo metu, kai yra nutraukiama veikla. Tuo metu, kai PAF procedūros yra neprivalomas, atranka neprivaloma, tuomet yra pildomas 7.2 punktas ir čia jau pats veiklos vykdytojas numato, kokios priemonės bus įgyvendintos, kad būtų tas išvengtas neigiamas poveikis aplinkai. Ir kompensuoti. Tai čia gali būti įvairi ta informacija sudėta, pavyzdžiui, jeigu yra nutraukiama veikla, kai bus sutvarkytos atliekos, mišiniai, sakykime, naudojamas medžiagos, kur bus ar priduotas, kai bus sutvarkytas įrenginys, įrenginio veiklos vykdymo vieta, tai tokia informacija, bet čia jau pats veiklos vykdytojas numato tas sąlygas. 8 punkte yra patvirtinama, kad visa pateikta informacija yra tiksli, visa. Ir jeigu yra naudojamos 28 punkte esančios medžiagos, tai yra CMR-ai, kitaip tariant, kancerogenai, mutagenai ir toksiškos reprodukcijai medžiagos, tuomet veiklos vykdytojas turi numatyti datą, kada ketina tas medžiagas ar mišinius, kurie savo sudėtyje turi tas medžiagas, pakeisti mažiau kenksmingomis. Tai pačio priedo būtų tiek. Toliau eina taisyklių 6 priedo priedėlis. Čia jau pateikiama informacija apie planuojamą organinių tirpiklių suvartojimą ir apie planuojamus išmesti lakiuosius organinius junginius. Tai čia irgi, kaip ta informacija yra pakankamai paprasta, turi būti nurodomas įrenginio pavadinimas, nurodomos veiklos, kurios yra registruotos ar norima registruoti, tikslinti. Tada nurodomas, koks organinio tirpiklio planuojamas suvartojimas ir sąnaudos. Čia suvartojimas tai yra tas kiekis, kuris suvartojamas, o sąnaudos yra kartu su, jeigu įmonė, sakykime, regeneruoja kažkokias medžiagas, tai prideda dar tą kiekį regeneruotą. Ir čia gal norėčiau atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, kai įmonė registruoja ir tikslina įrenginį, kuriame vykdomos kelios veiklos, tai kiekvienai veiklai turi būti atskirai viskas susumuota, ta prasme sąnaudos ir suvartojimas nurodomas atskirai kiekvienai veiklai. Ir taip pat skiltyje nuo 9 skilties iki 13 yra pildoma tuomet, kai yra naudojamos medžiagos, išmetami lojai, tokie, kurie nurodyti taisyklių 28, 29, 30 punkte ir 33 punkte. Tai yra tokios medžiagos, kurie yra CMR-ai ar mišiniai, kurie savo sudėtyje turi CMR-us, tai mutagenus, kancerogenus ir toksiškas reprodukcijai medžiagas.
taip pat halogeninti loj ir kai į aplinkos orą išmetamų loj monitoringas turi būti vykdomas matavimo būdu. Tuomet yra pildomas tos 5 skiltis paskutinės. Tai tiek apie tuos pateiktus dokumentus. Dabar apžvelgsiu, kada yra tikslinami įrenginio registracijos duomenys. Tai įrenginys duomenys turi būti tikslinami, kai yra bent viena sąlyga iš tų nurodytų aplinkos apsaugos įstatyme. Tai yra planuojamas esminis įrenginio pakeitimas, yra atliktas įrenginio eksploatavimo atitikties taisyklių reikalavimams įgyvendinimas ir nustatyta, kad reikia laikytis griežtesnių sąlygų, kažkokių papildomų eksploatavimo sąlygų, užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto. Taip pat tuomet, kai reikia užtikrinti, kad bus atitikimas aplinkos kokybės normai. Tuomet reikia tikslinti. Kita sąlyga, tai kai yra pateikti duomenys netikslus, galbūt ne visi, neišsamus ar kažkokie klaidingi, bet tie trūkumai yra tokie, kad įrenginys visiems gali būti registruojamas, tai irgi veiklos vykdytojas turėtų tikslinti registracijos duomenys. Ir tuo atveju, kai per metus yra 2 kartus viršijami išmetamųjų loj junginių ribinės vertės. Ir siekiant sugriežtinti eksploatavimo sąlygus, reikia imtis kažkokių prevencinių priemonių. Ir dar kita sąlyga, tai jeigu, sakykime, pasikeitė veiklos vykdytojas ar veiklos vykdytojo pavadinimas, vardas, pavardė, veiklos vykdymo adresas. Taip pat yra tikslinami registracijos duomenys. Tada apie įrenginio išregistravimą. Kada įrenginys yra išregistruojamas, tai jisai gali būti išregistruojamas tiek pačio veiklos vykdytojo noru ir agentūros sprendimu. Tai kaip ir sakiau, tiesiog veiklos vykdytojas gali pateikti prašymą išregistruoti. Taip pat įrenginys išregistruojamas, kai yra nustatytas neįvykdžius priimto nutarimo stabdyti kenksmingą veiklą, likvidavus juridinį asmenį, paaiškėjus, kad renginys neprivalėjo būti, sakykime, registruotas ar pasikeitė sąnaudos ir norima išregistruoti tokį įrenginį. Tuomet, kai yra prašoma pateikti patikslintus duomenis, bet veiklos vykdytojas tų duomenų nepateikia, taip pat galim išregistruoti įrenginį. Taip pat, kai yra teismo sprendimas panaikinantis atrankos išvadą ar sprendimą dėl PAF, kai yra neįgyvendinami sprendime nustatytos sąlygos ir priemonės, taip pat per metus 3 kartus nustačius išmetamųjų loj ribinės vertės viršijimą ir neįvykdžius išmetamų loj monitoringą, kai yra toks pažeidimas nenutraukiamas daugiau negu 6 mėnesius, ilgiau negu 6 mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos. Arba tokiu atveju, kai veiklos vykdytojas pateikė įrenginio registracijos duomenis, bet neturėjo teisės jų pateikti. Ir tuo atveju, jeigu, sakykime, yra reorganizavimas kažkoks, pertvarkymas ir teisių perėmėjas per 6 mėnesius nepasikreipė į agentūrą su prašymu tikslinti į registracijos duomenis. Visais atvejais, kai įrenginį nusprendžia išregistruoti agentūrą, tai prieš tai jinai įspėja veiklos vykdytoją apie galimą įrenginio išregistravimą ir visada, nesvarbu ar čia agentūros sprendimų, ar pats veiklos vykdytojas nusprendžia, įrenginiai yra išregistruojami nemokamai. O jau už įrenginio įregistravimą, registracijos duomenų tikslinimą yra renkami mokesčiai. Tie mokesčiai yra nustatyti konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąraše. Nuorodą aš pateikiu čia savo pranešime. Yra 3 rinkliavų dydžiai. Tai yra už įregistravimą 85 eurai, už tikslinamą 78 ir 69. Tai yra tuo atveju, kai yra tikslinamas įrenginys dėl to, kad, sakykime, buvo pateikti neišsamus, ne visi duomenys registracijos metu, tuomet įmoka yra 69 eurai, o visais kitais atvejais 78. Tai jeigu, sakykime, planuojamas kažkoks esminis pakeitimas ar atlikus įrenginio eksploatavimo atitikties taisyklių reikalavimams įvertinimą,
tai tada įmoka yra 78 eurai. Įmokos turi būti sumokėtos į valstybinę mokesčių inspekciją surenkamąją sąskaitą. Sąskaitos numerius rasite paspaudę nuorodą, kuri yra mano pranešime. Mūsų agentūros teikiamų paslaugų įmokos kodas yra 5775. Ir kaip minėjau, visada, kai registruojat, tikslinat įrenginį, tai mokėjimo patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas agentūrai, nes kitaip agentūra neturi teisės vertinti tų registracijos duomenų. Taip pat mes savo interneto svetainėje skelbiame registruotų įrenginių sąrašą ir turimus įrenginio registracijos duomenis. Tie duomenys yra skelbiami pagal taisyklių 7 priedą, tai yra tas, kas nustatyta, yra skelbiama. Ir čia pasakysiu, kad tokia naujovė atsirado šiais metais. Įregistruotiems įrenginiams mes suteikiam įrenginio registracijos numerius. Tie numeriai yra suderinti su valstybinė mokesčių inspekcija sistema ir tikimės, kad jie palengvins būtent deklaravimą ir surenkant mokesčius už aplinkos teršimą. Taip, tai galbūt tiek apie mano pranešimą ir visada, kai turit klausimų dėl lakiųjų organinių junginių ar įrenginių, dėl taikomų reikalavimų, visada galit kreiptis į mūsų skyrių per agentūros konsultacijos tarnybą. Čia yra nuoroda, galite užduoti klausimus cheminių medžiagų skiltyje arba per konsultavimo pagalbos tarnybos portalą. Bet čia prieš tai reikėtų sukurti paskyrą ir klausimą galite užduoti cheminių medžiagų ir mišinių tvarkymo klausimai dalyje. Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu chemija@gmt.lt, bet visi laiškai siųsti į tą paštą, jie po to vėl nukeliauja į pagalbos tarnybos portalą. Arba galite tiesiog skambinti telefonu mums, tai mes 3 konsultuojam dėl LOI įrenginių, tai skyriaus vedėja Otilija, mano kolegė Jurgita ir aš. Ir tai būtų tiek. Ačiū uždėmesi. Ačiū, Beata. Čia kiek dabar leistos techninės galimybės, atrodo, pasitvarkiau. Vienas klausimas iš tikrųjų yra, ar dalyviai prieina prie pokalbių lango, nes jisai yra svarbus, bus seminaro pabaigoje, kai mes atsiųsime vertinimo anketą, ir informuokite dabar arba, nežinau, parašykite į chatą, kad tikrai galite prieiti kitų atveju. Jau kažkas šneka, labą dieną, prieinate, matom, kad prieinate, viskas tada tvarkoj. Gerai, tai dėkui dar kartelį Beatai už tokį įvadinį iš tikrųjų tą pranešimą, už tą įvadinį pranešimą. Ir supažindino iš tikrųjų, kas yra LOIS, kokie yra pagrindiniai tie reikalavimai, tai įregistruotiems įrenginiams yra teikiamos apskaitos ataskaitos ir mano kolegė Jurgita iš aplinkos apsaugos agentūros jau pristatys būtent apie apskaitos ataskaitos, ko aš nepaminėjau ir ką tikrai reikėtų paminėti, tai padėkos tam tikros iš tikrųjų. Prie pranešimo, taip sakant, prisidėjo ir peržiūrėjo jos kolegos iš aplinkos ministerijos, kolegė iš aplinkos ministerijos Danguolė Sužiedelytė, tai mes norėtumėm padėkoti jai, nors nėra dienotvarkėje niekur parašyta, ir kolegijai Elitai iš aplinkos apsaugos departamento, kuri irgi taip pat prisidėjo organizuojant šį seminarą. Ir dabar kviečiu Jurgitą Balčiūnienę pristatyti savo pranešimą. Jurgita, prašom. Matosi mano? Viskas? Matosi, viskas gerai. Man čia rodytis, ar aš irgi stringu? Dar po kol kas ne, laikom špygas. Gali trumpam pasirodyti, po to žiūrėsim. Kai pavargsiu, išjungsiu kamerą. Gerai, sutinkam. Gerai, labą dieną visiems. Esu Jurgita Balčiūnienė, kaip jau pristatė, iš aplinkos apsaugos agentūros cheminių medžiagų skyriaus. Ir mano pranešimas yra apskaitos ataskaitos pildymas pagal 2002 metų
gruodžio 5 dienos įsakymo NR 620 5 priedą. Tai nuo šių metų iki vasario 15 dienos veiklos vykdytojai turi kasmet pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui informaciją apie praėjusių kalendorinių metų organinių tirpiklių suvartojimą ir sąnaudas. Taip pat į aplinkos orą išmestų kiekius ir nenuolatinio matavimo būdu atliktą monitoringo duomenis. Pagal taisyklių 5 priede pateikta organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitos formą. Tai apskaitos ataskaita gali būti pateikiama šiais dviem nurodytais paštais elektroniniais, taip pat paštu arba teikiant asmeniškai. Kas yra svarbu dėl to formato, tai ataskaitos turėtų būti pateikiamos Word, Excelio formatu, galima ir PDF formatu, tačiau tai neturėtų būti skanuotas dokumentas, kadangi dėl didelės apimties ataskaitų tikrai būna sudėtinga apdoroti tos duomenis ir tokius skanuotų formatų pateiktus dokumentus tikrai grąžinsime tikslinimui. Tai organinius tirpiklius, kaip atrodo ta ataskaitos forma, tai pirma ataskaitos lentelė būtų organinių tirpiklių suvartojimas ir sąnaudos. Pirmoje lentelės skiltyje yra nurodomas įrenginio pavadinimas, tai vieta, būtent kur vykdoma veikla, o ne pačios įmonės vieta. Taip pat veiklos rūšis, pasirenkant jas iš tų, kurios yra pateikiamos taisyklių 2 priede. Tai neturėtų būti kažkokios jūsų sugalvotos, o būtent šiame priede pateiktos ir tokia formuluotė nurodomos veiklos. Tai vis dar gana dažnas jūsų teikiamų ataskaitų netikslumas. Taip pat svarbu, kad suvartojamus mišinius ar grynus organinius tirpiklius lentelėje atskirtumėte pagal veiklas. Tarkime, jeigu vykdoma veikla yra medienos paviršių dengimas, tai pirmiausia nurodote būtent toje veikloje suvartojamus mišinius, o paskui pateikite kitą vykdomą veiklą, tai tarkim kitų rūšių valymas, ir atitinkamai nurodydami tik tai toje veikloje suvartojamus mišinius ar grynus organinius tirpiklius. Taip. Antroje lentelės skiltis tai mišinio pavadinimas ir pildoma tais atvejais, jei naudojamas mišinys, o tuo atveju, jeigu organinis tirpiklis yra gryna medžiaga, tai šis skiltis yra nepildoma, o pildoma trečioje lentelės skiltis, tai yra įrašomas medžiagos pavadinimas, tarkim perchloretilenas koks. Lentelės 4 skiltyje yra nurodoma organinio tirpiklio koncentracija mišinyje, skaičiavimus atliekant pagal saugos duomenų lapo 3 skirsnyje pateiktas koncentracijas ar jų intervalus. 5 skiltis tai būtų identifikavimo kodas, KAS numeris. Kaip žinote, KAS numeris yra suteikiamas tik cheminiai medžiagai. Taigi, tarkim, jeigu naudojami yra dažai, turintis kokius 7 komponentus, tai antroje skiltyje pateikite dažų pavadinimą, o trečioje turite nurodyti dažų sudėtyje esančių organinių tirpiklių pavadinimus, bei atitinkamai nurodyti jų KAS numerius 5 lentelės skiltyje. Taigi, trečioje skiltyje nereikia nurodyti pilnos mišinio sudėties, o reikia pateikti tik mišinio, šiuo atveju, tarkim, dažų sudėtyje esančių organinių tirpiklių pavadinimus ir jų KAS numerius. Taip pat čia pateikiau nuorodą į ECHA duomenų bazę, kur galite susirasti, pasitikrinti savo cheminių medžiagų KAS numerius, jeigu manot, kad saugos duomenų lape jie yra pateikti netinkami arba visai nepateikti. 6 lentelės skiltis, tai jei šioje skiltyje nurodysite pavojingumo klasę, tarkim, odos dirginimas ir pavojingumo frazę, tarkim, H315, kas reiškia dirgina odą, tai tokios informacijos pakaks ir nėra būtina dar pateikti ir pavojaus kategoriją. Dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, jog pavojingumo frazės privalo būti
pateikiamos tik pagal CLP reglamento reikalavimus, todėl informacijos su sena klasifikacija jau nebesinorėtų matyti, nors pasitaiko, kad teikiate su rizikos frazėm, su R raidelėm dar. 7 lentelės skiltyje yra nurodomas suvartojamas organinių tirpiklių kiekis tonomis per metus. Tai suvartojimas, tai visos per kalendorinius metus ar per bet kurį kitą 12 mėnesių laikotarpį įrenginio organinių tirpiklių sąnaudos, atskaičius lakiuosius organinius junginius regeneruotus pakartotiniam naudojimui. Dar norėčiau atkreipti dėmesį, jog kalbame apie organinius tirpiklius, ne apie mišinius, vadinasi pateikiamos ne dažų suvartojamas kiekis, o dažų sudėtyje esančių organinių tirpiklių, tarkim, acetono kiekis. 8 lentelėje skiltyje yra nurodomas organinių tirpiklių sąnaudos, taip pat tonomis per metus. Tai būtų organinių tirpiklių kiekis, taip pat ir jų kiekis mišiniuose, kurie naudojami vykdant veiklą, tarp jų ir tų tirpiklių, kurie buvo pakartotinai panaudoti įrenginyje ar už jo ribų ir kurie apskaitomi kaskart juos naudojant tai veiklai vykdyti. Prašysiu. Taigi, tuo atveju, jeigu tokių tirpiklių, kurie buvo regeneruoti ir panaudoti įrenginyje pakartotinai nėra, tai 7 ir 8 lentelės skiltyse pateikiami skaičiai, tai yra suvartojimus ir sąnaudos, turi sutapti. Na ir atitinkamai, jeigu įrenginyje visgi buvo regeneruotų ir panaudotų pakartotinai organinių tirpiklių, tai sąnaudų nurodomas kiekis 8 skiltyje turi būti didesnis už suvartojimą. Tai yra 7 skiltyje pateiktas skaičių. Šios sąvokos yra dažnai maišomos, pasitaiko atveju, kai sąnaudų vertė yra nurodoma mažesnė už suvartojimo vertę, o taip tikrai negali būti. Dar kas svarbu pildant šias dvi skiltis, tai kad 7 ir 8 stulpeliuose privalote pateikti kiekvieno organinio tirpiklio kiekį tonomis per metus atskirai, o prie užrašo visų vienoje veikloje naudojimo organinių tirpiklių sumą. Taigi, jeigu pildomi visi vienoje veikloje naudojami organiniai tirpikliai ir pateikiama jų suma ties užrašu viso, o tada atitinkamai kitos vykdomos veiklos organiniai tirpikliai ir jų suma. Bet jokių būdų tai negali būti vienas skaičius, nurodantis bendrą abiejose veiklose sunaudojimo organinių tirpiklių sumą. Ir tai yra dažna ataskaitų klaida. O dabar pereisiu prie antros ataskaitos lentelės, tai būtų į aplinkos orą išmetami LOI. Antra lentelė pradedama užpildant pirmąją jos skiltį lygiai taip pat kaip ir pirmojoje. Antroje lentelės skiltyje yra nurodomi į aplinkos orą išmestų LOI pavadinimai. Tuo atveju, jeigu įrenginyje nenaudojami LOI, kuriems priskiriamos pavojingumo frazės, nurodytos taisyklių 28 ir 30 punktuose, tai tie, kurie klasifikuojami kaip kancerogeniniai, mutageniniai arba halogeninti LOI, šioje skiltyje tada įrašomas žodis LOI, o kitose skiltyse duomenys pateikiami visiems LOI bendrai. LOI, kuriems priskiriamos būtent šitos pavojingumos frazės, yra nurodytos taisyklių 28 ir 30 punktuose, išskiriami iš bendro LOI kiekio ir kiekvienai tokiai medžiagai užpildoma atskira eilutė. Trečioje lentelės skiltyje nurodomi į aplinkos orą išmestų LOI statistiniai kodai, kurių nuorodą į sąrašą pateikiu čia. Ataskaitų, kuriuose nenurodote statistinių kodų, tikrai vis dar pasitaiko. Ten dažnai vietoj jų atsiranda netgi kas numeriai. Tai
Jeigu teršalų sąraše nerandate savo statistinio kodo, tai šioje vietoje nurodykite bendrą LOI kodą, tą 308. Ketvirtoje ir penktoje lentelės skiltyse yra nurodomas organizuotai aplinkos orą išmestų LOI kiekis tonomis ir anglies koncentracija. Organizuotai išmesti teršalai tai dujos, kuriuose yra lakiųjų organinių junginių ar kitų teršalų, negrįžtamai išleidžiamos į aplinkos orą per kaminą ar taršos mažinimo įrenginį. Tuo atveju, jei jūsų vykdomos veiklos metu LOI išmetami neorganizuotai, tai yra į išorės aplinką pro langus, duris, orlaides ar kitas panašias angas patenka nesugaudyti teršalai, šeštoje ir septintoje skiltyse yra nurodomas neorganizuotai į aplinkos orą išmestų LOI kiekis tonomis ir kiekis lyginant su organinio tirpiklio sąnaudomis procentais. Aštuntoje lentelės skiltyje yra nurodomas bendras į aplinkos orą išmestų LOI kiekis tonomis. Tai yra neorganizuotai ir organizuotai išmetamų teršalų kiekių suma. Vadinasi, kad tai ketvirtoje ir šeštoje lentelės skiltyje pateiktų skaičių suma. Tai jeigu, tarkime, organizuotai nurodėte, kad išmetate 2 tonas, o neorganizuotai nenurodėte nieko, tai bendras išmetamų teršalų kiekis negali būti mažesnis negu 2 tonos, nors tai būna ataskaitose. Ir devintoje lentelės skiltyje pateikiama informacija tik toms veikloms, pavyzdžiui, apvijos laidų dengimas ar sausas cheminis valymas, kurioms yra nustatytos bendro išmetamų LOI kiekio ribinės vertės pagal taisyklių 2 priedo 1 lentelę. Tokiu atveju kiekis pagaminto produkto vienetui būtų teršalo kiekis išskaičiuotas iš metinių organinių tirpiklio sąnaudų ir produkcijos kiekio. Skaidrėje pateikiu nuorodas, kuriomis rekomenduojame naudotis pildant savo įrenginių apskaitos ataskaitą. Tai būtų Europos cheminių medžiagų duomenų bazė, klasifikavimo ženklinimo inventorius, statistinio kodo nuoroda ir rekomendacijos. Taip, o dabar pateiksiu atsakymus į jūsų pateiktus išankstinius klausimus, kuriuos gavome. Buvo tokie klausimai, kuriuos čia sugrupavome. Vertinant LOI kiekį pagal saugos duomenų lapų informaciją, kokį procentą reikia nurodyti, kai medžiagos procentinė sudėtis saugos duomenų lape nurodoma nuo iki. Jei pateikta sudedamosios medžiagos procentinė dalis nuo 10 iki 70, kokia turi būti įmama procentinė vertė, mažiausia, vidurkis ar didžiausia. Tai mūsų rekomendacija būtų skaičiuoti naudojant saugos duomenų lape pateiktų koncentracijų vidurkių, tačiau saugos duomenų lape nurodomas procentinis diapazonas negali būti itin platus, nes tai reikštų, kad jūsų turimas saugos duomenų lapas nėra parengtas tinkamai ir neatitinka komisijos reglamento 2020-878 reikalavimų. Kitas klausimas. Jei cheminio mišinio sudėtis rašoma tokia, pildant tirpiklių ataskaitą, kokios koncentracijos reikšmes reikia naudoti – vidurkinės, maksimales ar minimales, imant vidurkinės ir maksimales, gaunasi, kad mišinyje esančių bendra medžiagų koncentracija daugiau nei 100%. Tai medžiagų koncentracija mišinyje turi būti nurodoma kaip tikslus masės ar tūrio procentas arba procentų intervalas. Tai yra koncentracija išreiškiama tiksliu procentu arba procentų intervalu. Šiuo atveju pateikti nekorektiški procentų intervalai, kadangi kiekvienos sudedamosios dalies koncentracija negali viršyti nurodytos minimalios koncentracijos. Tai yra, kad sudėjus minimalias kiekvienos sudedamosios dalies koncentracijas jau gaunasi 100%. Tokiu atveju saugos duomenų lape koncentracija turi būti pateikta tiksliu procentu, o nekorektiškas saugos duomenų lapas turėtų būti taisomas.
Jei yra žinoma medžiagos kietoji dalis, tai LOI reikia vertinti tik nuo medžiagos lakiosios dalies. Pavyzdžiui, medžiaga sudaro 98%, kietoji dalis, o organinio tirpiklio kiekis 2%. Ar gerai suprantu, kad LOI vertinu nuo 2% sunaudotos medžiagos kiekio? Tai taip, būtent ataskaitos pirmos lentelės 4 skiltyje ir yra pateikiama tik organinio tirpiklio koncentracija mišinyje. Kai kuriuose saugos duomenų lapuose yra pateikiama LOI vertė gramai litre. Ar galima šią vertę imti už faktą ir teikti ataskaitoje, žinant bendrą medžiagos sunaudojimą per metus? Pavyzdžiui, sunaudojama 1 kg dažų ir SDL pateikta, kad direktyva dėl pramoninių emisijų LOI vertė 29,85 gramai litre. Ar teisingai suprantu, kad iš 1 kg dažų išsiskiria 20 tiek LOI? Ar ši vertė nieko bendro neturi su ataskaita? Tai paprastai, kaip ir minėjau prieš tai, 4 skiltyje ataskaitos, nurodant organinio tirpiklio koncentraciją mišinyje, skaičiavimai yra atliekami pagal saugos duomenų lapo 3 skirsnyje pateiktas koncentracijas ir jų intervalus. O klausime nurodyta LOI vertė gali būti pateikta saugos duomenų lapo 15 skirsnyje, tačiau bet kokiu atveju pavyzdyje pateikta vertė turėtų sutapti su atliktais skaičiavimo rezultatais pagal 3 skirsnyje pateiktas koncentracijas. Na ir čia, kaip ir Beata jau prieš tai minėjo, kur kreiptis, tai laukiam jūsų klausimų. Ačiū uždėmesį. Dėkui, Jurgita. Aišku, laukiame jūsų klausimų tiek ir e-mailų, tiek ir po mūsų pranešimo, kur galėsite užduoti klausimus klausimų atsakymų sesijai. Tai tikrai ir šiandien dar galėsite užduoti, bet jeigu nespėsite šiandien, tai galite rašyti chemiją arba į konsultacijų tarnybą. Arba mums dar skambinti, be abejo. Bet jeigu skambina, tai pagėdautume paprastais klausimais, sudėtingų klausimus vis tiek nukreipsime jūs e-mailais. Dėkui, Jurgita, dar kartelį už ataskaitą, taip labai aiškiai kiekvieną skiltį ir stulpelį paaiškino, kaip ten kas turėtų būti. Atkreipiu dėmesį, kad tai, kas yra registracijoje įrenginio ir ataskaitoje iš principo turėtų sutapti. Tokią veiklą, kurią užregistravote, už tą ir ataskaitas ir teikiame, ir tokius, kokius suplanavote išmesti teršalus, už tuos ir teikiame. O dabar jau mano kolegė iš aplinkos ministerijos, Kristina Nesteckienė, jau labai gražiai pradėjo dalinti savo pranešimu ir kviečiu Kristiną pristatyti pranešimą savo. Dėkui, Kristina. Dėkui, Otilijai, už pristatymą. Tai dar kartą pasikartosiu. Esu aplinkos ministerijos taršos prevencijos politikos grupės patarėja, Kristina Nesteckienė. Visiems labą dieną. Šiandieną jums pristatysiu pranešimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 dienos įsakymo numeris 408 dėl teršalų išmetimo į aplinkos oro apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024 m. pakeitimų sąsajos su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 dienos įsakymo numeris 620 dėl lakiųjų organinių junginių susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių renginiuose išmetimo ribojimo ir renginių registravimo taisyklių patvirtinimo reikalavimus. Taigi, šiame pranešime bus naudojami trumpiniai. Tai bus tipas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, OTN įrenginys, organinius tirpiklius naudojantis įrenginys, įsakymas numeris 408, tai bus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 dienos įsakymas numeris 408 dėl teršalų išmetimo į aplinkos oro apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Tada tvarkos aprašas arba teršalų išmetimo į aplinkos oro apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, tai bus teršalų išmetimo į aplinkos oro apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas įsakymo numeris 408. Įsakymas numeris 620, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 dienos įsakymas numeris 620
dėl lakiųjų organinių junginių susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių renginiuose išmetimo ribojimų ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo ir organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registravimo taisyklės. Tai bus lakiųjų organinių junginių susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių renginiuose išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklės patvirtintos įsakymu numeris 620. Taigi aplinkos ministerijoje mano koordinuojamas sritis yra aplinkosauginiai mokesčiai. Tai mokestis už valstybinius gamtos išteklius išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių ir mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių, kuris ir yra susijęs su šiandieną jums pristatoma tema. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi moka fiziniai, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie įstatymų nustatytais. Atsiprašau, Kristina, kažkas parašė, kad nemato jūsų pranešimo. Ar čia tik tai vieninteliam žmogui, ar čia yra, nes aš matau pranešimą. Ar tik... Aš irgi matau. Tada Joana, prašom pasižiūrėti su savo kompiuteriu kažkas negerai, nes kiti mato, tai pamėginkite prisijungti ir atsijungti, Joana. Ir atsiprašau dar kartelį, Kristina, prašom toliau. Viskas tvarkoje. Taigi, mokestį už aplinkos teršimą stacionarių taršos šaltinių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymų 5 straipsnio 1 dalimi, moka fiziniai, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie įstatymų nustatytais atvejais teršalų išmetimai aplinkos orą privalo turėti TIPCAR taršos leidimą, kuriame nustatyti taršos normatyvai, ir tie, kurie eksploatuoja privalomus įregistruoti OTN įrenginius. Pastaroji nuostata susijusi su OTN įrenginiais taikoma nuo 2023 metų sausio 1 dienos. Tai yra apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metų ir vėlesnių metų mokestinio laikotarpio mokestį už aplinkos teršimą. Vadovaujantis mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, visi mokesčių už aplinkos teršimą stacionarių taršos šaltinių mokėtojai aplinkos ministro nustatyta tvarka privalo vykdyti iš stacionarių taršos šaltinių išmestų į aplinką apmokestinamų teršalų apskaitą. Ir teršalų, įskaitant ir apmokestinamus teršalus išmestų į aplinkos orą apskaitos tvarka, nustatyta teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame įsakymu numeris 408, kuris yra mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostatų įgyvendinamasis teisės aktas. Paminėto tvarkos aprašo paskutiniai pakeitimai įsigaliojo 2024 metų rugsėjo 14 dieną, kai teisės aktų registre buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 metų rugsėjo 13 dienos įsakymas numeris 1304 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 metų gruodžio 20 dienos įsakymo numeris 408 pakeitimo. Toliau trumpai pristatysiu įsakymo numeris 408 pakeitimų sąsają su įsakymo numeris 620. Taigi, jeigu iki 2024 metų rugsėjo 14 dienos vadovaujantis tvarkos aprašo į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitą vykdė stacionariųjų taršos šaltinių naudotojai, kurie vykdė ūkinę veiklą arba eksploatavo įrenginius turinčius TIPCAR taršos leidimą su nustatyta leidžiama tarša į aplinkos orą, kitaip tariant, su nustatytais taršos normatyvais, tai nuo 2024 metų rugsėjo 14 dienos vadovautis tvarkos aprašų vykdant į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitą privalo ne tik stacionariųjų taršos šaltinių naudotojai eksploatuojantis įrenginius turinčius TIPCAR taršos leidimą su nustatytais taršos normatyvais, bet ir eksploatuojantis OTN įrenginius įregistruotus pagal organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registravimo taisyklės, kuriems OTN įrenginio registracijos duomenyse įrašytas planuojamas išmesti lakiųjų organinių junginių kiekis. Taigi, nuo 2024 metų rugsėjo 14 dienos vadovaujantis tvarkos aprašu privalomai registruotų OTN įrenginių naudotojai privalo tvarkyti apskaitą į aplinkos orą iš jų eksploatuojamų OTN įrenginių patenkančių teršalų nustatytų tokių įrenginių registracijos duomenyse, kai kiekvieno teršalo kiekį nustato būdu naudoti rengiant registracijos duomenis, OTN įrenginiui registruoti ar tikslinant jo registracijos duomenis ir vadovaujantis organinius tirpiklius naudojančių įrenginių ir registravimo taisyklių 37 punktų.
OTN įrenginio registracijos duomenyse nustatytų teršalų apskaitos duomenis teikia organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitoje patvirtintoje organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registravimo taisyklėse. Konkrečiau, jų 5 priedo antroje lentelėje į aplinkos orą išmetami lojai. Kristina, labai atsiprašau. yra prašymas lėčiau skaityti pranešimą. Nes Gerai, derėte žodžius kaip į sieną ir žmonėms sunku suprasti. Tai yra prašymas. Tai Gerai, dėkui, Kristina. Taigi, į ką svarbu atkreipti dėmesį? Tai mokesčio už aplinkos teršimą ir stacionariųjų taršos šaltinių mokėtojams į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos tvarka nustatyta tvarkos apraše patvirtintame aplinkos ministro įsakymu numeris 408. Tačiau, kai stacionarusis taršos šaltinis yra privalomai įregistruotas OTN įrenginys, pagal tvarkos aprašo nuostatas vykdomas apskaitos ataskaita teikiama vadovaujantis organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registravimo taisyklių 37 punktą. Tai yra organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitoje patvirtintoje organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registravimo taisyklėse. Ir šią paminėtą apskaitos ataskaitą reikia teikti kasmet iki vasario 15 dienos. Iki 2024 metų rugsėjo 14 dienos terminas buvo kovo 15 diena. Iš OTN įrenginio į aplinką išmestų teršalų apskaitos ataskaitos informacija teikiama veiklos vykdytojo pasirinkimo, pateikiant asmeniškai, siunčiant paštu ir elektroniniu paštu, kaip ir pristatė aplinkos apsaugos agentūros specialistės. Tačiau organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registravimo taisyklėse yra numatyta galimybė apskaitos ataskaitą teikti ir per informacinę sistemą AIVIX. Taigi pažymėtina, kad informacinės sistemos AIVIX funkcionalumas suteikiantis galimybę pateikti organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitą, patvirtinti organinius tirpiklius naudojančių įrenginių registravimo taisyklėse kol kas dar rengiamas. Tiek trumpai apie įsakymą numeris 408 pakeitimų sąsają su įsakymu numeris 620. Primenu, kad visi norintys pasikonsultuoti aplinkosauginių mokesčių klausimais gali kreiptis telefonu +370 700 02022 į aplinkos apsaugos departamentą prie aplinkos ministerijos. Be to yra galimybė pateikti klausimus dėl ataskaitų teikimo aplinkos apsaugos agentūros konsultacijų tarnybos informacinėje sistemoje, kurios adresą matote skaidrėje, tai bus https://konsultavimas.gamta.lt. Apie tai jau minėjau vėlgi aplinkos apsaugos agentūros specialistės. Tai tiek trumpai ir ačiū uždėmesį. Dėkui, Kristina. O žmonėms, kas nespėjo greitai sugaudyti Kristinos žodžių, tai galėsite pasiklausyti įrašo ir, aišku, pamatyti patį pranešimą dar, tai tikrai bus dar progų perklausyti. Ir iš tikrųjų labai dėkui, Kristina. Galbūt tokia žinutė iš mano pusės, ką aš čia supratau ir jeigu aš neteisingai supratau, Kristina mane pataisys. Tai organinius tirpiklius naudojančius įrenginiams, kurie registruoti pas mus, jie teikia ataskaitą pagal įsakymą NR 620, taip kaip yra, ir ten tai ir yra teršalų apskaitos ataskaita. Ta yra tokia kaip ir sąsaja. Ir susiejant šios du reikalavimus, teršalų apskaitos ataskaita ir įrenginio apskaitos ataskaita, iš tikrųjų tai, ką Jurgita sakė, teikiant ataskaitos antrą lentelę, kur yra išmetami į loj, išmetimai į lojus, ar ne, pateikėte. Tai pagal 620 įsakymą, aš tai paprastai pasakysiu, turite pateikti atskirai kancerogenus, mutagenus ir toksiškai reprodukcijai išmetamas medžiagas ar halogenintas medžiagas, tai tos ten, kur Jurgita pristatė tam tikros rizikos frazės turint, o pagal teršalų apskaita yra pageidavimas, kad būtų pateikiami visi teršalai, kuriuos išmetate taip sakant, į aplinkos orą. Į aplinkos orą, taip.
tuos, kuriuos juos užregistruojate planuojant. Ir čia jau žiūrime į Beatos pranešimą ir Beata tenais minėjo, kad ką mes registruojame ir kokie yra suvartojimai ir visa kita. Tai ką užregistravote, yra pageidavimas, kad ir atsirastų 620 ataskaitoje, apskaitos ataskaitoje antroje lentelėje. Tada labai bus aišku aplinkos apsaugos departamentui, kokius mokesčius ir už ką turite mokėti ir kiek. Ir jums bus aiškiau. Bet kokiu atveju džiaugiamės ir kviečiu Andrių iš aplinkos apsaugos departamento, kuris ir galbūt dar ir detaliau paaiškins, kaip skaičiuojamas ir mokysis už aplinkos teršimą ir kokie tam reikalavimai taikomi. Tai Andriau, kviečiame dalintis pranešimu, kol aš šneku ir džiaugiamės jūsų dalyvavimu. Tikriausiai dėl to kai kurie žmonės čia ir susirinko dėl jūsų pranešimo, tai kviečiame. Taip, labą dieną. Labą Nežinau, dieną. kažkodėl tai nepasileidžia per visą ekraną. O, viskas Dabar pavyko. taip. viskas Sveiki dar prašom. kartą. Esu Andrius Bružas iš aplinkos apsaugos departamento, apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Pažiežio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus. Ir kalbėsim, nors čia rašoma, kad mokysis už aplinkos teršimą, bet susikonkretinsim ir šiandien tik paimsim tą dalį, kuri yra konkrečiai aktuali organinius tirpiklius naudojantiems įrenginiams. Ir tuom, kom Kristina pabaigė, tuom aš ir pradėsiu, tai yra aplinkos apsaugos departamento konsultacinio telefono reklama. Tai mato telefono numerį 700-02-022, prašom visus ūkio subjektus skambinti, ten tikrai yra patogus įrankis, nereikia jum atsivertinėti kontaktų sąrašų ir ieškoti, spėlioti, o su kuriuom čia specialistu jum pasikalbėti, ten pasiskambinsit, išklausysit, meniu pasirinksit, kai kuriais atvejais po temos dar reikės pasirinkti potemę, nepataikysit nieko tokio, sujungs jūs ten, kur ir reikėjo. Nemėgstate konsultuotis telefonu, mes turime ir konsultacijoms skirtą elektroninį paštą, taip pat ten galite rašyti. Nemėgstat ir elektroniniu paštu konsultuotis, visada prašom apsilankyti departamento puslapį ir savarankiškai susirasti informaciją. Ten vėlgi rasite ir dukus, ir teisės aktų sąrašus aktualius, ir skelbiama ūkio subjektams aktualią informaciją. Tai vat naujausia OTN įrenginiams skirtą informaciją paskelbėm ne taip seniai prieš porą savaičių. Matote čia nuorodą į ją ir ten yra sudėta viskas, kas aktualu šiuos įrenginius eksploatuojantiems ūkio subjektams ir apskaičiuojant ir deklaruojant mokestį. Prieš pradedant dabar tokia trumpa įžanga į šitą mokestį, tai teoriškai tai yra naujas mokestis, praktiškai nelabai. Kas seniau eksploatuojate šituos įrenginius, aš manau puikiai pamenate, kad geras 10 metų panašiai atgal turėjote taršos leidimus su tipk antro priedo tos leidimus, kuriuose jūsų įrenginių išmetama tarša buvo normuojama, nustatinėjimas DLT ir apskaitėt ir mokėjot mokestį. Visa tai pasikeitė, kai iš 10 tonų taršos kriterijaus LOI išmetami teršalai buvo išmesti ir nebepateko į tą kriterijų. Tai čia kiek geri 9 metai ir šitas mokestis grįžo kiek siauresnė apimtimi ir su savais ypatumais, bet didesniam ūkio subjektų ratui. Tai va šiandien kalbant, jūs matysite pilnus teisės aktų pavadinimus, aš naudosiu iš karto santraupas ir pradėkim nuo mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą ir kas yra būdinga šitam mokesčiui ir kas yra kitaip nei kitiems mokesčiams už taršą iš stacionarių taršos šaltinių. Pats šitas mokestis, pats savaime jis yra mokestis už taršą iš stacionarių taršos šaltinių. Tai jau ypatumai prasideda nuo pat pradžios, nuo mokesčio objektų. Tai kaip matote, tai yra mokesčio objektas yra tai, ką išmesti būtina, galima tik įsiregistravus ir kam yra privalomas įsiregistravimas. Kitaip tariant, jeigu jūs turite pareigą įsiregistruoti, visi jūsų išmetami teršalai yra mokesčio objektas. Mokesčio mokėtojas vėlgi iš esmės yra ta pati nuostata, kad mokesčio mokėtojas yra tas, kuris privalo įsiregistruoti. Tai yra ne tas, kuris
įsiregistravęs, o tas, kuris privalo įsiregistruoti. Ir visa tiek mokesčio objekto atveju, tiek mokesčių mokėtojo atveju iš pirmo žvilgsnio tai yra labai panašu į tai, kas ir yra kitiems mokesčio mokėtojams iš stacionarių taršos šaltinių, bet tik iš pirmo žvilgsnio. Toliau paaiškinsiu, kur yra tas esminis skirtumas. Ir apie antrą ypatybę, kuri yra aktuali būtent tik OTN įrenginiams, tai yra tai, kaip matote, prie mokesčio objekto yra minimas tik pirmas priedas mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą. Ir kas čia yra svarbaus? Tai pirmam priede mes turime tik tai mokestį, kuris išmetamas neviršijant leistinos taršos tarifų. Antras priedas ten jau būtų DLT normatyvo viršijimo atveju. Ir vat jūs, kaip matot, jums jokiais atvejais ir niekada nebus taikomas antras priedas ir jūsų atveju nėra galimybės viršyti leistinos taršos normatyvą, nes jis jums paprasčiausiai nenustatomas. Konkretus praktinis pavyzdys. Medienos paviršių apdorojimas, ten slenkstinė vertė berods 15 tonų, registravotės 18 tonų, kad išmesite tirpiklių, praktiškai išmetė realiai 21 tonų. Tai tos 3 papildomai išmestos tonos jums nėra leistinos taršos normatyvo viršijimas, o jūs lygiai taip pat ją deklaruojate kaip faktą ir mokate mokesčius pagal pirmą priedę nustatytus tarifus. O čia dabar toliau tos įdomybės, kuom skiriasi nuo kitų mokesčių už aplinkos teršimą ir kuom panašu tom pačiu čia vėlgi. Bet kuom skiriasi nuo 620 įsakymo. Jeigu ten į lojų žiūrima labai paprastai ir viskas, kas yra organika ir laku, viskas yra lojus. Tai apskaičiuojant mokestį ir deklaruojant jį šiuo atveju yra ne taip. Tai yra lojus yra tik tai, kas nėra diferencijuojama pagal sudėtį, arba kitaip tariant, tik tai, kas nėra įtraukta į apmokestinamųjų teršalų grupių sąrašą ir neturi savo pavadinimų. Ir čia konkretus pavyzdžiai, tai yra acetonas, toluenas, ksilenas, etanolis, metanolis ir taip toliau, kas yra apmokestinamųjų teršalų grupių sąrašuose, mokant mokestį nėra lojus. Ir jūs pildant deklaraciją turite pagal konkretų teršalą pasirinkti teršalo kodą ir jums bus priskirtas tam tikra mokesčio grupė. Daugumai jūsų tai yra naudinga, nes lojus yra santykinai brangus teršalas, ten yra 330 eurų už toną, kai tuo tarpu ketvirta grupė yra viso labo 20 eurų už toną, o būtent jį dažniausiai yra vyraujanti trečia ir ketvirtos teršalų grupės teršalai. Trečia grupė yra tik 60, kitaip tariant, yra 16,5 ir 5,5 kartų pigiau nei lojus. Taip. Vėlgi grįžtam prie tų ypatumų, kas buvo kalbant pačioj pradžioj apie mokesčio mokėtoją ir mokesčio objektą. Ir kaip sakiau, ten tik iš pirmo žvilgsnio tai yra tas pats, kas ir kitiems mokesčio už taršą iš stacionarių taršos šaltinių mokėtojams. Konkretus pavyzdys. Jeigu jūs eksploatuojate įrenginį, kuriame yra kieto kuro katilinė, kurioje sumontuotas 0,6 MW kieto kuro katilas, 23 metų pabaigoj atlikote rekonstrukciją, susimažinote katilo galią iki 0,4 MW, bet nepasinaikinote taršos leidimų. 0,4 MW jau nebetitinka kriterijų ir nebėra pareigos turėti leidimą. Ir nepriklausomai nuo to, kad leidimas buvo nepanaikintas, visus 24 metus, už 24 metus mokesčio mokėti nereikės, nes nebetitinka kriterijų. Su lojum yra kiek kitaip, su ATN įrenginiais. Todėl, kad registracija vykdoma ne pagal faktą, o pagal jūsų pačių planuojamų organinių tirpiklių suvartojimą ir sąnaudas. Tai yra, kai jūs teikiate prašymą pagal 6 priedą įsiregistruoti įrenginių, jūs ten nurodote planuojamą tirpiklių suvartojimą ir sąnaudas. Ir šitoj vietoj, kai teikiate prašymą įsiregistruoti, ar jeigu esate dabar įsiregistravę ir, pavyzdžiui, vėlgi imkim tą patį medienos apdorojimo pavyzdį, metai iš metų sunaudojate 10-12 tonų, neplanuojate jokių esminių ūkinės veiklos pokyčių, neplanuojate gamybos masto išplėtimo, nebūkite įsiregistravę, geriau pateikite prašymą ir įsiregistruokite, nes nereikės mokėti mokesčių.
Ir lygiai tais pats neteikite prašymo įsiregistruoti, nes įsiregistravę jūs deklaruojate, kad jūsų sąnaudos yra daugiau kaip 15 tonų. Tai reiškia, jūs deklaruojate, kad jūs esate mokesčio mokėtojas. Ir pradėkim toliau jau konkrečiai apie mokesčio deklaravimą. Tai mokesčio deklaravimas vyksta kaip ir visų mokesčių iš stacionarių taršos šaltinių, pildant formą FR 0522. Deklaracija pateikiama iki vasario 15 dienos. Vėlgi yra ypatumas mokesčio apskaičiavimo tvarkos apraše, kuris ten aiškiai sako, kas jums čia prieš tai buvo paminėta jau pranešimuose, kad kai teikiate, pildote prašymą įregistravimui, kaip jūs ten jį turite užsipildyti. Tai va čia yra vienas konkretus niuansas, kad skaičiuojant mokestį už taršą, lygiai tos pačius principus turite taikyti ir faktiniam taršos apskaičiavimui, kokius taikyti ir įregistravimui. Tai yra, jeigu jūs konkrečiai ten pasiskirstėte procentus pagal tam tikras medžiagas, kaip jūs paskirstėt įregistruojant, lygiai tas pats procentinis paskirstimas turi būti išlaikomas ir vykdant apskaitą bei teikiant ataskaitas ir pildant deklaracijas. Ir pačios toliau deklaracijos pildymą. Paimkim, kas yra aktualu kiekvienu atveju būtent OTN įrenginiams. Tai 5. laukelis, kuris tikrai pernai labai daug sulaukėme klausimų ir paklausimų dėl 5. laukelio pildymo. Šiais metais, aišku, jų tiek nebeliko, nes jau visi pildo antrą sykį. Ir kas yra aktualu? 5. laukelis yra nurodomas taršos šaltinio ar įrenginio identifikavimo kodas. Tai yra, matot, kad taisyklės jums leidžia aiškiai patiems apsispręsti, kaip jūs norite teikti deklaraciją ir deklaruoti taršą. Pagal taršos šaltinį, jeigu pas jūs yra 1 ar 2 taršos šaltiniai ir aiškiai atskirtos veiklos, aiškiai žinot, kur ir kokie tarša yra išmetama, jums tai nesudarys problemų deklaruoti ir pagal taršos šaltinį. O jeigu pas jūs yra daug taršos šaltinių, neaiškiai atskirtos veiklos, ten dažymas, džiovinimas ir taip toliau, neaišku, kur ir kiek kurios taršos išsiskiria, jūs paprasčiau jums bus deklaruoti pagal įrenginį. Ir tokiu atveju 5. laukelyje nurodykite įrenginio identifikavimo kodą. Vėlgi taisyklė sako, kad taršos šaltinio numeris ir įrenginio identifikavimo numeris turi būti paimamas iš taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitų. Bet nuo 24 metų agentūra įvedė, kaip ir buvo prieš tai minėta, kiekvienam jum individualų identifikavimo kodą. Tai šitos taisyklės per artimiausią keitimą, kai bus pakeista šita dalis 5. laukelio pildymo instrukcijos bus pakeista ir bus nurodyta, kad jūs naudokite tą agentūros jums priskirtą įrenginio identifikavimo numerį. Vėlgi, jeigu eksploatuojate 2 ar daugiau įrenginių, tai yra vykdo 2 ar daugiau veiklų, tai šiuo atveju siūlome, tai bus vėlgi įrašysim šitą pasiūlymą į taisyklės, kai jos bus keičiamas, bet šiais metais jau siūlome prie šito jums priskirto identifikavimo numerį pridėti iš LOI emisijos ribojimo tvarkos 2 priedo konkrečios veikos numerį. Per brūkšnelį ar per flešą čia nėra skirtumo, kad būtų aišku, kad jūs žinotumėt, kurią veiklą deklaravot ir kad mes, jeigu pas jūs ateisim, kad būtų aišku, kuri veikla deklaruota ir kuris įrenginys. 7. laukelis. Vėlgi, kaip matot, čia grįžtam prie to paties, kad lojus nėra viskas lojus. Jeigu loj galima deklaruoti tik tada, jeigu jūs to teršalo nerandate kaip po teršalo nei vienoje iš teršalų grupių ir jis neturi savo identifikavimo numerio, tada tokią medžiagą, tokį teršalą galima deklaruoti kaip lojų. Kiekvienu atveju turi būti priskirtas, kai yra tas teršalas sąraše, jam turi būti priskirtas būtent to teršalo pavadinimas ir jo kodas. 8. laukelis. Čia vėl grįžtam prie tų ypatumų, kur kalbėjau apie, kas tai yra mokesčio objektas. Čia 8. laukelyje reikia nurodyti DLT ir LLT. Deja, deklaracijos nėra tokios gudrios, kad identifikuotų ūkio subjektą ir žinotų, kad jūs deklaruojate OTN įrenginį ir čia pasirinkti jums reikia. Ir visais atvejais jums reikia rinktis DLT. Nes jeigu pasirinksite LLT, jūs biudžetą paremsite papildomą 20% didesnę mokesčių sumą. 9. laukelis. Čia vėlgi tas pats DLT normatyvas.
Čia yra vienas labai paprastas niuansas. Visais gyvenimo atvejais nurodote faktą. Nesvarbu, kaip sakiau, jeigu ten pas jūs įsiregistravot, nurodėte, kad tam tikro teršalo bus 3 tonos, realiai išmetėt 5, 9 laukelį vis tiek rašote faktą, tai yra tas 5 tonas, o ne tai, kas pas jūs yra registracijos pažymėjime, nes tas kiekis teoriškai jis taip neturėtų būti, kad išmetate ne tai, kas yra registracijos pažymėjime, bet praktiškai, jeigu išmetėte daugiau negu pas jūs registracijos pažymėjime, nepriklausomai nuo to, 9 laukelyje vis tiek visada nurodote faktą, o ne tai, kas yra nurodyta registracijos pažymėjime. 10 laukelis tai yra jau faktiškai mokesčio mokėtojo išmestas teršalo kiekis. Ir jūsų atveju 10 laukelis visada turi sutapti su 9 laukeliu. Jeigu jūs 10 laukelyje įrašysite daugiau, o 9 įrašysite tai, kas pas jūs buvo registracijos pažymėjime, tą kiekį jums bus fiksuojama kaip kritinė klaida ir neleis pateikti iš viso deklaracijos. Jeigu bus atvirkščiai, tai yra 9 įrašysite daugiau, 10 faktas bus mažesnis, priims, bet tai bus logiškai neteisingai užpildyta deklaracija, bet čia nieko tokio. 11 laukelis, bet čia labai svarbu. Šito laukelio jūs nepildote niekada. Ir jeigu kada nors užpildote deklaraciją ir matote, kad pas jūs yra nepagristai ir nelogiškai didelė mokesčio suma, visada pirmiausiai pradėkite ieškoti, ar tikrai nieko neįrašėte į 11 laukelį. Nes 11 laukelis tai yra leistinos taršos normatyvą viršijanti tarša. Ir jeigu jūs čia įrašysite, vėlgi, kaip sakiau, deklaracijos nežino, kad jūs esate OTN įrenginiai ir kad jums šitos laukelio pildyti nereikia. Viską, ką jūs įrašysit, už čia bus skaičiuojamas mokestis, bet jau skaičiuojamas pagal antrame priede, mokesčio įstatymą antrame priede nurodytą tarifą. Ir konkretus pavyzdys, jeigu kartais netyčia čia įrašytumėte teršalo, kuris yra pirmoji kenksmingumo grupėje, kad ir pavyzdžiui 50 kg, jums deklaracija priskaičiuos ten panašiai 26-27 tūkstančius eurų mokesčių. Tai jeigu užsipildėte deklaraciją, matot, kad niekas pas jūs nesikeitė, bet mokesčio suma ženkliai didesnė, visada pradėkite ieškoti nuo to, ar tikrai nieko neįrašėte į 11 laukelį. Paskutinis laukelis, kas jums aktualu, tai yra S3 laukelis, bet čia yra vėlgi nurodomas tas pats įrenginio numeris, kaip ir prieš tai buvusiame 5 laukelį. Ir aš tuom baigiau. Ačiū.